Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą ir sveiki tie, kas čia esate pirmą kartą. Labai malonu Jūs matyti ir tikiuosi pasubscribinsit mano kanalą ir tapsite nuolatiniais žiūrovais. Be to labai Jūsų prašau, kas galite, tapkite mano kanalo nariais ir palaikykite mane taip, nes tai labai daug ką man reikštų ir tikrai galėčiau įkelti Jums daugiau ir daugiau video ir, kaip sakant, padaryti YouTube mano pilnu darbu. Ir jeigu galite, tai būtinai tai padarykite, paliksiu nuorodą aprašyme. O dabar žiūrėkim, ko aš sulaukiau iš Sheino. Aš tiksliai net nepamenu, ką čia užsisakiau, tai bus man labai įdomu kartu su Jumis pasižiūrėti viską, ką gavau ir išpakuoti, nes praeitą sykį, kai dariau Sheino video haulą, tai dariau šiek tiek kitaip, kad kai kurios dalykus jau buvau išmėginusi ir panašiai, bet komentaruose Jūs parašėte, kad norite labiau, kad aš pakuočiau kartu su Jumis, tai būtent tai ir darysiu, nes jeigu Jums tai labiau patinka, aš tą labiau ir noriu daryti. Tai dabar važiuoja. Iškart imu, ką matau pirmą, ir pirmą matau šitą dėžutę. Ir šitoj dėžutėj yra tokie, kaip sakoma, ne vatos diskeliai, o tokie labiau, nežinau, kvadratėliai. Būtent, juos galima daug kur naudoti iš tikrųjų, bet aš kodėl sakiaus, tai būtent sakiaus kaip tonerio nusivalymui. Jie tokie medžiaginiai, nežinau, labai įdomiai. Ai, čia jų, palaukit. Ai va, vienas tiesiog yra taip ir jie ploni, bet jie labai malonus ant veido ir aš mačiau, kad Lietuvoje galima įsigyti, bet Lietuvoje jie labai brangus, o čia už 400 vienetų, net nežinau kiek tiksliai kainavo, bet esmė, kad labai pigiai. Tai turėsiu va čia pasidėjusi, kai reikia tiesiog pasivalyti su toneriu veidą, ar jeigu kažkas makiažu reiktų pasivalyti, tai turėsiu. Ir be to vėliau turėsiu dėžutę, kažkur šitą dėžutę tikrai galima panaudoti, ar nagam susidėti, ar kažkam, tai irgi labai patogus dalykas. Toliau, ką matau ir labai laukiau, tai yra šitos kėdės, ant kurios aš sėdžiu, užvalkalas. Ir aš turėjau šitai kėdį užvalkalą, bet jis suplyšo. Ir aš norėjau pasikeitimo kažkokio. Ir galvojau, ar balta kaip kėdė, ar vėl rožinį kaip turėjau. Tai kai pamačiau šitą rožinį ir jisai toks švelnus, tai užsinorėjau rožinį vis dėlto. Be to, vis pamirštu paminėti, kad kodus prekių, kurias rodau, bus čia palikta kodai, kad galėtumėte, jeigu norit, nusipirkti Jūs irgi tą patį. Tai visą laiką kodus paliksiu ant video, kai rodau daiktą. Tai va, toks kėdės užvalkalas. Iš tikrųjų, gal dabar ir užsivilkti visai būtų faina. Pamėginti kartu galime užsivilkti. Tai pažiūrėsim, kaip atrodo. Ta prasme, kokia spalva graži. Iškart man pagyvina kambarį. Nežinau, pakelsiu gal. Gražesnis, daug gražesnis negu kad buvo anas užvalkalas. Ir švelnesnis šitas, tai žodžiu, patenkinta aš labai šituo. O, kaip minkšta, kaip švelnum. Ta prasme, labai graži dabar kėdė mano. Čia labai pasisekęs pirkinys, galiu sakyti. Gerai, toliau turiu blakstienas. Ir aš dabar blakstienas mėgstu dažnai užsiklijuoti iš apačios su tais ilgalaikiais klijais. Ir man patinka kartais labiau negu tos, kur jau būna sukarpytos blakstienos. Tie kokšteliai, man kartais patinka labiau pačiai susikarpyti šitokias ištisas blakstienas. Ir šitos čia yra tokios labai įdomios su tokiu labai pasvirimu į šoną. Ir man labai daug jas meta TikTok'e, kad labai padailina akis, tokias padaro lyg katės akis. Tai mane labai sudomino, tai galvoju, noriu pasiimti, susikarpysiu ir galėsiu užsiklijuoti iš apačios ir turėtų atrodyti labai čiki-piki. Gerai, toliau vėl matau blakstienas. Ir tai net nežinau, čia rinkinys visas. Iš tikrųjų, žinokit, nežinau šito, kas čia yra. Nes nepamenu, kad sakiau tokio dalyką.
Tai pažiūrim, kas čia yra. Nes nežinau, kas čia yra ir kaip atsidaro. Gerai, kas čia yra? Ai, čia tiesiog daug blakstienų kokštelių. Ir jo, čia truputėlį trūksta ir man taip atrodo, gal čia turėjo nebūti, nežinau. Matau, čia yra tarpas. Bet esmė, kad čia labai daug skirtingų dydžių. Aha, ir čia 30D, čia 40D. Ai, va, pasilikusios blakstienos, tos, kurių čia trūksta, yra čia jos, užsikabinusios. Tai viskas gerai, žodžiu. Ir tiesiog turėsiu daug kokštelių, kai sakau, dabar mėgstu dažnai užsikliuoti tas blakstienas. Tai turėsiu tikrai daug variantų. Ir dar matau paskutinės blakstienas ir šitos visiškai mažytės, bet čia iš tikrųjų įdomus dalykas. Man pirmą kartą tai pasitaikė, kad atėjo visas maišas, tas, kuris ateina išeino ir apačioj buvo tiesiog kita pakuotė su šitom blakstienom. Ir man iš tikrųjų reikės pasižiūrėti savo užsakymę, ar aš sakiaus dar vienas blakstienas, nes iš tikrųjų nepamenu, kad tokias būčiau užsisakius ar ne. Ir jeigu nebūsiu užsisakius, tai tiesiog gal dadėjo ar kažkas tokio. Žodžiu, aš parašysiu čia, kaip ten yra iš tikrųjų, nes reikės pasižiūrėti, sakau. Iškart pakuoju kartu su jumis, tai nežinau, kaip ten yra iš tikrųjų, bet jau ką arba tiesiog dadėjo, arba aš nepamenu. Tai pasižiūrėsim, žodžiu, parašysiu. Gerai, toliau turiu vieną rūbelį. Ir šito rūbelio net nesimatuosiu, nes čia jau trečią sykį užsisakau tokio pat stiliaus maikutę, tik tais trečią spalvą kitokią, nes tiesiog tas dvi, kurias turiu, labai man jos patinka, turiu melsvą, turiu rožinę ir dabar užsisakiau tiesiog baltą variantą, tik tiek, kad dydžių mažesnė, sakau šiaip S, o dabar XS užsisakiau, nes tos maikutės, kur turiu S, tai apačioj kažkaip įsitampiusios labai atrodo, o man reikia, kad visiškai apgaubtų, tai kadangi ta medžiaga labai super, tikrai tas maikutės aš be galo rekomenduoju, labai faina medžiaga, tai baltos maikutės man tiesiog reikia, kad prie visko priderinti, tai pasiėmiau tiesiog baltą tokią maikutę, pačią paprasčiausią ir sakau, jau per praeitus Sheino haulus buvo tos maikutės tik kitokius spalvų. Tai va, tik vienas šį kartą rūbelis iš viso, kaip sakant, haulo. Toliau turiu pasiėmusi, nežinau kaip kitaip, nu čia kitaip ir nepasakysiu, tiesiog spenelių uždengėjus, tokius pleistrus, kur užsidėti reikia ant spenelių, kad nesimatytų spenelių. Jo, wow, amazing. Tai tiesiog pasiėmiau, nes vasarai labai geras dalykas, kai nenori dėvėti liemenuko, bet nori šiek tiek užsidengti, tai tiesiog spenelio lipdukai labai susinaudoja ir gerai, žodžiu, turėti. Toks reikalingas dalykas vasarai, bent man, nes aš mėgstu tikrai būti ir be liemenuko. Ir kartais, aišku, jų nesidedu, ne visą deduosi, bet kai kurios maikės tiesiog reikalauja kažkokio užsidengimo, tai gera turėti tokį dalykėlį. Gerai, kas toliau čia yra? Toliau išmėginau makiažo. Išmėginau, sakau, neišmėginau dar. Pasisinčiau išmėginti makiažo vieną dalykėlį. Galėsit iškart pakomentuoti, ar norite review, kad įkelčiau į YouTube šitos pudros. Tik tais nežinau, kaip čia su spalva ar atitaikiau ar ne. Bet žodžiu, čia yra pilno maskavimo pudra. Ir kas man patiko, aš dabar galvoju, kur aš pirmą sykį pamačiau šitą pudrą. Tik tokia gal video kažkas buvo įkėlę? Turbūt tik tokia, žinokit. Irgi, viskas iš tik toko. Ir pamačiau, kad įkėlė šitos pudros rekomendaciją, kad labai gerai maskuoja, gerai laiko, geras spalvų pasirinkimas. Čia net ateina su visokiais lapeliais, klausimais, Q&A atsakymai ir pudra ateina tokiam kaip fancy jaučiasi, žodžiu. Pudra atrodo taip, stiklinis tas, labai atrodo prabangiai.
Ir pažiūrėkime, kokia spalva. Ok, spalva visai gal ir gera, sakyčiau, žinokit. Tokia... Visai gal ir gera spalvytė, sakyčiau. Ir žodžiu, kad jinai turi tokia būti labiau matinė, bet nesijausti labai storai ant veido. Tai žodžiu, viskas, kas buvo kitų pašnekėta, bet to čia spalva nude. Tai kas buvo kitų žmonių pašnekėta, mane labai sudomino, kad labai gera pudra. Tai tikrai, manau, reikės išmėginti, pažiūrėti kaip yra. Tai sakau, jeigu norite, pakomentuokite ir galiu padaryti YouTube pilną video, kaip išmėginu užsidėti ir mėginu išnešioti visą dieną ir pažiūrėsim, kaip gale dienos atrodo ta pudra. Nu, žodžiu, jeigu norite tokio video, būtinai pakomentuokite ir aš jį padarysiu, nes man pačiai iš tikrųjų įdomu, kaip šita pudra atrodys ir visa kita. Tai čia tiek ir žinokit, man atrodo viskas, kas liko dabar pamėginti man, pažiūrėti, ką čia turiu išpakuoti, yra tik nagai. Ir šį kartą aš užsisakiau gan daug nagučių, nes norėjau pasipildyti savo kolekciją, kas žinote, aš klijuojuosi nagučius ir man labai patinka išeina nagai ir sakau, kažkaip senai sakiaus, kad taip grinai daug nagų ir pamėginau paieškoti, ar kažkokių naujų neatsirado nagučių šeinė. Ir man atrodo, kad čia va tokie naujesni, nes anksčiau niekada nemačiau tų nagų šeinė. Tai sakau, pasiėmiau tikrai gan daug nagučių, tai žiūrim, nes sakau, nepamenu kokie jie. Ir pirmi nagučiai, tai iš tikro čia bus irgi įdomus dalykas pamėginti, gal irgi video reiktų apie tai, bet nors ne, gal nenoriu už savo kojų filmuoti. Bet esmė, kad čia yra priklijuojami nagai kojom, ta prasme, kojų nagam. Ir kodėl aš sakiausi? Tai iš tikrųjų man nutiko nelaimė su vienu nagu. Man jisai nukrito nuo didžiojo piršto kojos, nukrito nagas, nes jis buvo numuštas. Ir dabar jisai atauginėja. Ir man tiesiog įdomu buvo, jeigu vasarą, kadangi kaip tik prieš vasarą turėjo nukristi tas nagas, ir vasarą vis tiek norėsiu uždėti batelius ar kažką, ir man įdomu būtų, ar įmanoma prie to ataugusio nago kažkaip priklijuoti netikrą nagą. Ir aš dėl to užsisakiau šituos nagučius kojom ir žinau, kad dar vieni turi būti taip, šitie rožiniai. Tiesiog nude ir rožiniai. Ta prasme, tik tais dvi spalvas pamėginimui, nes net neįsivaizduoju, ar laiko ant kojų nagų, nu žodžiu, čia visiškai bus išmėginimas. Tiesiog pažiūrėti, ar veikia, ar neveikia, kaip atrodo ir taip toliau, bet bus labai įdomu pažiūrėti, ar tikrai. O gal visai gražiai atrodo ir gal pedikiūras visai gražus gausis, bet kol neišmėginsiu, nieko negaliu sakyti. Bet to, jeigu girdite garsus, tai čia mano katinas Pūkis tiesiog taisosi ant to maišelio šeino, tai jo. Gerai, žiūrim dabar jau rankom nagučius. Pirmi nagučiai šitokie su... Palaukit, aš esu uždėjusi čia dabar cinematic režimą ir nelabai matysis nagučiai, tai aš pakeisiu normalų režimą, kad jūs geriau matytumėt viską. Pakeičiau normalų režimą, nežinau, kodėl sumašiau filmuoti su cinematic tokį video, kur rodau daiktus, tai atsiprašau, bet norėjau pažiūrėti, gal geresnė kokybė bus. Tai gal kitiem video ir tiktų, bet ne tokiam, kur reikia rodyti viską. Tai čia yra tokie nagučiai su daug visokių raštų, su vyšniam ir panašiai. Tokie labai vasariški, sakyčiau. Tai bus panaudoti vasarą. Toliau tokie su žvaigždutėm ir melsvi. Irgi tokie gan faini. Sakau, aš net nepamenu, ką aš susisakiau, tai man čia yra kartu su jumis žiūriu. Šitie kokie faini! Tokie, man kažkodėl primena graikiškus raštus. Tokie su aukseliu ir mėlynata ta spalva, nežinau, man iškart Graikijos vaibas, iškart tie pastatai tokie, kur būna Graikijai
Žodžiu, iškart graikiškas vaibas. Toliau nagučiai tokie su mėlynu prancūzų, bet su tarpu labai gražiai atrodo. Šituos, pamenu, kad sakiaus, tai neturiu nieko tokio tamsesnio, kad būtų su raštu, tai čia toks kaip leopardo raštas ant nagučio ir tokie rudi, labai atrodo šitie kaip geliniai, labai tikroviškai atrodo, matot kaip blizga. Labai fainiai atrodo šitie nagučiai. Gerai, žiūrim toliau. Šitie irgi labai fainus, čia kad toks pat kaip šičia forma. Ir irgi su tokiom auksiniam žvaigždutėm. Labai fainiai atrodo, tik tiek, kad jie truputėlį atrodo, kad man per ilgi, negu kad aš mėgstu nešioti. Atrodė nuotraukose, man atrodo, trumpiau, nes sakau. Čia jau pats ilgiausias atrodo, ką galiu nešioti, bet, vis tiek. Kažkada susinešios. Kas čia? Šitie kokie mėly. Su tokiais rutuliukais. Kaip perlai. Kokie mėly šitie, tokie visiškai mergaitiški nagučiai. Labai faini. Toliau. Va šitie man labai patiko. Kažkodėl atsispindi labai, nesimato taip gražiai. Palaukit, aš jums uždėsiu taip. Matot, su tokiais kaspinėliais, širdutė. Ir kaip ombre, bet jinai nuo vidurio eina. Tai labai cute atrodo, šitie labai yra ant bangos. Žinau, Amerikoje dabar tokie raštai, nes kiek influencerių visokių ten seku, tai dažnai dabar darosi tokius nagučius ir klyvajasi, tai tas raštas dabar labai toks populiarus. Šitie kokie mėly! Ojetas! Irgi nežinau, ar matosi, bet čia tokie vėl rutuliukai uždėti. Čia vyšnius ir irgi yra uždėtas tas rutuliukas. Nu, žodžiu, tokie daug raštų ir visi labai mėly. Jetas! Nu, kolekcijas dabar turėsiu labai nuostabią. Ir čia paskutiniai nagučiai mano. Taip. Paskutinis daiktas visame hole. Šitie nagučiai. Šitokie spalvoti ir trumpesni. Čia jau tikrai, čia jau kvadratas visiškas forma. Ir irgi bus įdomu pamėginti vasarai. Tai vat. Viską parodžiau jau, kažkaip labai greitai prasiėjo man tie daiktai. O gal tiesiog, kai atrodė tiek daug daiktų, bet iš tikrųjų pagrindė čia tik nagučiai buvo. O kitų daiktų ne per daugiausiai. Ir viskas. Kažkaip dar norėtos kažką pakuoti, žiūrėti, keista, net kad taip greitai praėjo viskas. Tai ačiū Jums, kad žiūrėjote. Nepamirškite mane pafollovinti Instagrame gerda.ris ir TikTok'e gerdaris. Taip pat paspausite like, pasubscribinkite ir paspauskite tą varpelį, kad visą laiką pamatytumėt mano video, kai įkeliu juos. Taip pat nepamirškite tapti mano kanalo nariais ir padėti man augti toliau kaip youtuberiai. Ir ate!